Radijo namai. Tai labai gerai. Mes šiandien turime tokią istoriją. Mūsų grupėje atvyko Tauras, Gota, Eba ir Merkus Jurkis. Kur jie dabar būna? Mokykloje. Kažkas sako, kad mokykla. Ar tiesa, kad jūs būnate mokykloje? Taip. Ką Tik jūs? dabar jiems atostaka mokykloje. Ar tiesa, kad jums? Žiemą ir visą Ir rytoj vasarą. atostokos Ar jiems. tiesa, kad jums atostogos? Taip. Tai jums reikėjo atostogų? Taip. Norėjot? Taip. Tai ką veikiat mokykloje, pasakyk? Nežinau. Gal tu, Gabrieliau, žinai? Žinau, ten rašo, skaito. Ar tiesa, kad jūs rašot ir skaitot? Ne, mes daugiau darom. Yra mokytojai, kur padėta ten pirmą kažkokią lentą ant sienos ir po to ten rašo skaičiukus visokius, raitelės. Bet labiausiai tai Jurgis turės akinius. Jurgis turės sakinius? O tai... Kad kai jisai toli žiūri, dėl to pavargsta, dėl to jiems reikia akinių. Oho, na, o Marta, tau nereikia akinių? Gal mokykloje visiems prireikia akinių? Nežinau, ten kas su akiniais, sako, ten kažkoks mokytoja galvoja, kad jį į priekį, bet ten niekas beveik nieko nematys, jeigu jūs į priekį pasodins. O tu, Taurai, ką veiki mokykloje? Aš rašau rašalionę. Rašalionė taip pat. Labai sunku. Taip, Sunki? ir būna, kai mes ten lapų užtisuomi. Ir šiaip tas, aš nenoriu lapų, aš paprašau draugų ir aš per dieną beveik mažai lapų imu. Tai labai gerai. Pas mus vadinasi lietuvių kalba. Ir pas Jurgį. Kaip ten jūs ką veikėt mokykloje? Skaičiuojam, rašom. Galima dar padaryti taip, kad nebebūtų lapų ir daugiau nebekirtų medžių ir tada tik vaikai nebeimtų. Nes jeigu daug ima, medžius daugiau kerta vis ir nepasiduoda žmonės ir viskas. Ir labai blogai ir kuo daugiau ima lapų, tuo daugiau kerta medžių. Jis sakė, kad pas mus net mokykla nelabai leidžia lapų naudoti. Kad, nelabai leidžia, jeigu turi sąsiuvinį, tai rašyk į sąsiuvinį. Ai, sąsiuviniai. O kas yra sąsiuviniai? Nu, pasakykit. Sąsiuviniai yra tokie dalykai, kur kaip knyga, bet tik tai ten yra lapų. Ten kažką rašyt gali? Aha. O tu matė sąsiuvinių? Taip, mūsų klasiokai turi ir mums jau ir nebeleidžia imti lapų ir jau nebeturi lapų ir viskas. Ir dabar jau į sąsiuvinius rašo. Į sąsiuvinius dabar. O tu, Eva, rašai sąsiuvinius? Ar į ką nors kitą? Nupiešiu kantrytas. Radijo namai. Tai labai gerai.